dabartinis top lygos lyderis Geležinis Vilkas ir pas juos svečiuojasi Šiaulių Vairas, praeitų metų top lygos čempionas. Kreditai oponentams, Geležinio Vilko komandai. Su tokiu techniniu klaidų kiekiu pasiekti pergalę yra ypač sudėtinga. Turėjom labai sunkią pradžią, daug klaidų, ankstus keitimai, neplanuoti keitimai. Buvom priversti vienas žaidėjas traumuotas, paskui, turėjom sunkią dieną, bet tuo tokiu sunkesniu keliu pasiekėm tą pergalę, tai džiaugiamės. Tai grinai techninis momentas. Mes nesusitvarkėm su kamuoliu šiandien, absoliučiai nežinau. Tikras atitikmuo būtų kaip karšta bulvė, mes tiek išmėtėm, turbūt mušam rekordus top lygui pamestų kamuolių šiandienos varžybose. Tai visą kitą mes žaidžiam, mes bandom išpildyti, bet mes pradėdami neužbaigiam. Tai gal psichologinės problemos kažkokios, kad pradžioj tas taip vadinamas mandražas jūs ištinka? Tai kad ne, žinokit, aš nežinau, kur čia psichologija būtų. Gal sakyčiau, pasirinktas neteisingas žaidimo tempas. Reikėjo gal kažkuriais momentais sulėtinti, grįžti į tą vadinamą pradmenį, į tą basicą ir viską tvarkoja. Bet norėjom tempas nesigauna ir tada pasidarė klaidų. Prieš tai buvusios 4 varžybos, jos buvo nenuvertinant varžovų, bet sąlyginai, žiūrint į praeitį prieš silpnesnes komandas, Vairas, aišku, daugkartiniai čempionai, tai buvo toks naujas iššūkis šiandieną mums. Stengiamės, aišku, iš paskutiniųjų, matėm, buvo gal šiek tiek per daug klaidų, bet tikrai džiaugiuosi vyrais, net neabejoju, kiekvienas nuo 1 iki 23 visi atidavė visas jėgas, kas išėjo aikštę, kas žaidė aikštį, tai tuo galiu pasidžiaugti, bet aišku, žiūrint ateitį, kitą savaitę ir dar tas likusias kelias varžybas, tai dėsim visas pastangas, kad tas klaidas išsitaisyti ir jų daryti mažiau. Ir visuomet po varžybų, jeigu rezultatas neigiamas, pradedi galvoti, kad galbūt tai buvo geriau, gal taip. Tie keitimai, jie buvo, sakykime, paruošti, bet kelios tokios traumos, keli kiti niuansai, tie laikini keitimai šiek tiek viską išderino ir tada automatiškai jau nesinori rizikuoti padarytų keitimų per anksti, apdraug paskui vėl traumos ar panašiai. Tai stengiamės laikytis iš paskutiniųjų ir tikrai reikalui esant tos keitimus padaryti, bet čia toks laika, ta plona linija, kada geriau jas padaryti. Ar jūs jau jaučiate, kad tampate elitinę komandą, top 4 lygio komandą? Mes tiesiog jau 3-4 metai sunkiai dirbam dieną iš dienos, savaitę iš savaitės ir per daug negalvojam, kelintoj mes vietoj būsim, ar kelintoj mes vietoj esam, ar mes arčiau čempionų ar toliau. Tiesiog sunkiai dirbam ir tikimės, kad tie rezultatai anksčiau ir vėliau pasimatys. Tai mes labiau stengiamės tiesiog sunkiai dirbti ir visą kitą jau kalbės pats už save. Iš kur berniukui tiek drąsos? Ne visai berniukas jau, bet tiesiog mėgaujuosi žaidimu, mėgstu kontaktą, mėgstu greitį ir tinka man šitas sportas ir mėgaujuosi žaidimu aikštelėje. Kiekvienas varžybos yra sunkios, taip, Vairas turi disciplinuotą gynybą, tikrai smarkiai jautėsi kiekvienas kontaktas, bet su dideliu noru ir paėmė tos metrus. Varžovas gan davė gerą kovą, sunkią kovą, ne veltui dabar stovėjo pirmoje vietoje, tai tą parodo. Smagiai ačiū varžovom, kad priėmė, geras stadionas, smagu buvo žaisti. Toks iš šono žiūrint buvo labai kietas žaidimas, bet liktai gana pagarbus ir nebuvo tokių nereikalingų ekscesų. Traumų taip, visada toks sportas, tai traumų atsitinka čia, bet traumas tai stiprios, tai mikro, iki sekančių varžybų jas įsigydysim ir vėl startuosim pilnu pajėgumu.